Ar baltyminiai batonėliai su užrašu mažai cukraus? Iš tikrųjų turi mažai cukraus. Eksperimentui pasirinkau 2 produktus. Pirmas yra Snickers High Protein batonėlis, kurį radau degalinėje. Parašyta, kad 100 gramų jis turi 17 gramų cukraus. Ir kitas pakankamai populiarus baltyminis batonėlis, kurio sudėtyje yra tik 2,5 gramai cukraus. Su gliukozės matuokliu patikrinsim, kaip į šitos batonėlius reaguoja mano cukrus. Kiekvieno batonėlio pasiruošiu lygiai po 100 gramų. Snickers batonėlis su 17 gramų cukraus mano gliukozę pakėlė per 2,5 milimolio nuo pradinio taško. Šitas batonėlis tik su 2,5 gramo cukraus mano gliukozę pakėlė per 2,6 milimolio nuo pradinio taško. Kodėl vienas batonėlis su cukrum, o kitas beveik be cukraus, bet gliukozę jie abu kelia labai panašiai. Tokiuose baltymų batonėliuose, ant kurių parašyta mažai cukraus, dažniausiai yra naudojamas saldiklis maltitolis. Techniškai maltitolis nėra cukrus, todėl ir ant etiketės yra rašoma frazė mažai cukraus. Bet praktiškai maždaug pusė maltitolio, kurį mes suvalgom, mūsų žarnyne yra suskaidoma iki cukraus. Todėl Snickeris, kurio etiketėje parašyta 17 gramų cukraus, ir batonėlis, kurio etiketėje parašyta 2,5 gramo cukraus plus 30 gramų maltitolio, realiai turi tiek pat cukraus.